Ką reikia daryti su juo, kaip jį prižiūrėti reikia? Duobę reikia kokį 30-40 cm gylio, bet kokį 70-80 cm pločio. Ir tą duobę reikia užpildyti. Geriausia miško paklodę, tai yra iš pušyno samanų, su viskuo, su konkorėžiais, su samanom, su puvusiam šakutėm, supilti į tą duobę, rūgščios durpės pripilti, senų pjuvenų, žievių, skiedryno, kur iš senos lentpjuvės ar iš skiedryno prigraboti. Ta duobė turėjo užpildyti va tokią rūgščią organiką. Ir kaip vadinasi šita gėlė? Čia šilauogė. Šilauogė tai pati sveikiausia ir skaniausia uoga. Pati sveikiausia. Pasaulyje nėra sveikesnio vaisiaus ar daržovės kaip jinai sveikatos atžvilgiu. Jinai žiemą auga lauke visą? Taip, taip. Žiemoje lauke pasodinti reikia tokio pat gylio, kai augo, čiut giliau, 2-3 cm galima prikasti. Jos va ten, tas laukas. Taip, laukas. Auga beveik žmogaus ūgio.